Statant valdovų rūmus buvo rasti ir XIX amžiaus žydų pirklio Abromo Šliosbergo dvaro griuvėsiai. Jos taip pat norėta išvežti į sąvartyną. Tada visuomenė pradėjo bruzdėti, kilo dailės istorikų sukilimas. Vadinu sukilimu, nes pirmą kartą, kol kas paskutinė Lietuvos istorijai, vyko paminklosaugininkų piketas. Dailės istorikų draugija surengė čia mitingą prie valdovų rūmus ir priešinosi, kad būtų nugriauti XIX amžiaus tikrai gražus dvarelis, vadinasi Šliosbergo rūmai, nes jie stovėjo, dalis jų sienų, dalis konstrukcijų laikėsi ant valdovų rūmų liekanų, pavyzdžiui, netgi ten buvo iki antro aukšto išlikusios sienos. Taigi, žydų pirklio dvarelio liekanas išsaugojome, tačiau valdovų medinės pilies liekanas sunaikinome. Maža to teigiama, jog statybų metu važinėjant sunkiasvorėmis mašinomis ir pjaunant medžius buvo nepataisomai sugadintas Gedimino kalno šlaitas. Todėl bet kurią akimirką gali nuvirsti vienintelis Lietuvos didybę menantis simbolis – Gedimino bokštas. Iki pat turbūt 2000 gal kokių, nežinau dabar bijau galvoti, ar 3 ar 4 metų tas kalnas buvo fantastiškame stovyje. Jisai tiek šimtmečių stovėjo, jo nereikėjo nei tvirtinti, nei geotekstilėm, nei niekuo. Tie, kurie projektuoja, tie, kurie tyrinėja, jie taip pat yra žmonės ir kai mato, kad jeigu didžiuliai ir turtingi žmonės perka lėktuvus, jie irgi nori nusipirkti bent po naują automobilį, o sąlyga yra omertos dėsnis, tu tylėk. Jie tylėjo, rezultatas grėsmė, šlaito važiavimo grėsmė. Dabar, po rugsėjo mėnesį valstybės kontrolės atlikto audito paaiškėjo, kad nežinia, kaip buvo panaudoti beveik 200 milijonų litų. Kur šie pinigai? Kas juos iššvaistė ir kas kontroliavo pinigų srautus statyboms bei prabangiam rūmų inventoriui ir interjerui? Tam, kad būtų kontroliuojamos valdovų rūmų statybos, 2006-aisiais buvo sudaryta speciali valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisija. Jos pirmininkas amžinatilsį prezidentas Algirdas Brazauskas. Kokias funkcijas iš tiesų atliko ši komisija, bandome sužinoti iš šio komisijos nario, Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio. Tačiau iki šio svarbaus žmogaus prieiti nėra paprasta. Nacionalinėme muziejuje mus pasitinka sekretorė. Tai gal mes galim tada trumpam? Nes jeigu sako, kad nepasiruošę, žinot, kad jeigu Tai gal aš galiu pakalbėti su juo, pasitarsiu. Jeigu... yra piktas. Luktelėjus dar valandėlę, vėl bandome patekti į Romualdo Budrio kabinetą. Taigi, nieko, mes kai žmogus su žmogum pakalbėsim, tai ta prasme mes užtruksim čia kelias minutės. Taigi, nieko neatsitiks tikrai. Pabandysiu tiesiog. Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Būsime iš LNK televizijos. Štai jis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius. Bent minutė dėl valdovų rūmų, būtent 180 milijonų buvo skirta visiems meno kūriniam. Kur tie dabar, kam tie milijonai išleisti? Palauk, kaip 180 milijonų? Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius. Aš nieko negaliu pasakyti apie jokias sumas. Aš buvau valdovų rūmam paskirtas interjero programai paruošti, mes programą paruošėm, vyriausybė patvirtino, komisija patvirtino tą programą ir viskas. Kodėl ponas Budrys nieko apie pinigus nežino? Juk jis priklauso specialiai sukurtai valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijai, kurios nariai privalo žinoti viską. Labai atsiprašau. Bet apie tuos 180 milijonų ten Kodėl? Iš kur 180 milijonų? Taigi buvo skirta meno kūriniam. Kur? Paslai? Aš galiu parodyti dokumentus. Kiek? 180. Fantastik. Visi valdovų rūmai 200 milijonų. Tai nu kurgi ten 200, ne 200? Kur kiek valdovų? Kiek jūs duoda valdovų rūmų? Kiek jūs skiriat? 300. Yra virš 300 milijonų. 181. Visiems rūmam, visai teritorijai, su visais tyrimais, su visais dar ir tais, kur pastatais, kurie šalia valdovų rūmų remontuoti. Beveik 300 milijonų. Kiek išleista? Išleista 392. Nu tai va taikit pas statybininkus ir aiškinkitės pagal išklotinės, kiek kur kas išleido. Juk aš laikau, už meno kūrinius paskaitykit, jokių milijonų
milijonų nebuvo, tokių kais. Tačiau kaip gyvena pats valdovų rūmų inventoriaus valdovas? Klausykit, aš jokių namų nestatau, aš gyvenu komunaliniam būte normaliai, kaip visą amžių gyvenau. Ir apie jokius namus net kalbų Čia negali. ne Menčinės plente, ar ne? Nu taip, ten yra vienas iš tų būtų, kuriame aš gyvenu, tai yra normalus 3 kambariukų būtas, faktiškai ten yra 3 kambarių, vienas mažiukas kambariukas sudėsni, viskas. Ir man to pilnai pakanka, man žmona yra Visus zabavėšiai. Nu, jočiai, absoliučiai, čia yra grynos gatvės kalbos. Muziejaus direktorius Romualdas Budrys nei apie statybas, nei apie pirktus meno kūrinius, juolab apie nežinia kur išleistus 200 milijonų, nieko nežino. Kas mums atsakys į klausimą, kur dingo milijonai? Bandome surasti TUB, Tikrosios ūkinės bendrijos Vilniaus papėdė direkciją. Juk būtent ši bendrija valdė jai pervedamus 100 milijonų. Oficialus šios solidžios įmonės adresas Tuskulėnų 33C. Labą dieną. Sakykite, mes ieškom tokios firmos UAB papėdė, Vilniaus papėdė. Šiek tiek šitam pastate turi būti? Kažkur šitam pastate registruota, nurodytas internete adresas. Na, šitam aukšte nelabai girdėjau dar į papėdę. Šiame pastate niekas nieko apie Vilniaus papėdę nėra girdėję. Bandome dar kartą pasitikslinti adresą. Sakykit, UAB Vilniaus papėdė, kokiu adresu registruota įsikūrusi? Aš prašau Vilniaus kas? Vilniaus papėdė. Papėdė. Taip. Naugarduko 100. Naugarduko 100? Čia kur migracijos valdyba yra. O prieš tai sakė Tuskulėnų 33C, ten nėra nurodyta tokia adresu. Kažkada tai yra buvę tenai. Supratau. Nurodomas dar vienas adresas Naugarduko 100. Didžiulis verslo centras. Pastato iškabos rodo, kad čia įsikūręs Panevėžio statybos trestas. Čia, sakykit, papėdė yra, ar ne? UAB papėdė. Aloyzas Bartašius, direktorius. Tai kodėl informacija ir visur registrai nurodyta Vilniaus UAB, Vilniaus papėdė? Pasitikslinkit. Nei PST sekretorė, nei administratorė niekas nėra girdėjęs tokios įmonės. Kaip tai? Tai kas statė valdovų rūmus? Kur ši milžiniškas apyvartas generavusi įmonė? Istorikas ir buvęs viceministras Naglis Puteikis sako, kad visa ši afera nuo pat pradžių vyko pagal gerai apgalvotą planą. Pirmiausiai, viešame konkurse surašytos tik tokios sąlygos, kurias atitiktų vienintelė šiam konkursui Panevėžio statybos tresto sukurta ūkinė bendrija Vilniaus papėdė. Tas, kas rašo sąlygas, jis rašo taip, kad atitiktų su to, ko susitarė, o konkurentai, kad negalėtų pralysti. Ir viešų pirkimų tarnyba, kuri turėtų šitos dalykus šalinti ir jinai apsimeta, be abejo taip pat už pinigus, apsimeta, kad to nemato.